Sveiki kolegos, šiandien noriu pakalbėti, kaip pasirinkti siūlą pagal audinį. Ogi labai paprastai, pirmiausiai renkamės kokybišką siūlą, o tada siūlą uždedam ant audinio ir jeigu siūlas ant audinio pranyksta, vadinasi jis yra teisingo atspalvio. Padariau jums keletą pavyzdžių ir bandysiu parodyti, kaip yra tas siūlas parenkamas. Be abejo, siūlų storis, koks yra parenkamas, jau aš esu nufilmavus filmuką, jūs galėsite jį susirasti mano kanale. Va čia yra keletas pavyzdžių, taip kaip siūlas pranyksta ant audinio. Todėl reikia jį parinkti teisingai. Jeigu audinys yra margas, tarkim kaip va šitam pavyzdį ir va šitam pavyzdį, mes siūlą renkamės tokį, koks yra fonas, kokios spalvos yra daugiausia tam audiny, tai tokio atspalvio siūlą mes ir renkamės. Žiūrim prie skirtingo atspalvio, todėl kad skirtingai apšvietus siūlų atspalvis gali skirtis. Taigi, prašom kolegos laikytis šitos taisyklės, jos niekas neatkeitė, kažkaip negirdėjau, kad būtų galima siūti mėlyną kokį nors gaminį baltais siūlais. Taip kad siuvam kokybiškai, tikiuosi jūs taip ir darote. Ir iki kitų susitikimų. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.